Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Vilma. Ir aš Andrius. Iš kur esi? Iš Akademijos Daunaro. Nu, malonu. Tai kažkaip pagaliau pribrendom pasidalinti savo patirtimi su žiūrovais. Ir ne tik patirtimi, bet ir žiniomis apie strateginės sesijas, apie strateginių sesijų reikalingumą, naudą ir kitus klausimus. Nes labai ilgai brendom prie šito, daug kalbėjom, daug diskutavom, ir pagaliau pradėjom pirmą laidą. Tai ne vienerius metus jau moderuoji strateginės sesijas, apie tai galėtum kalbėti daug ir nesustodamas, teisingai. Tiesa. Tai labai norėčiau to pokalbio tokio, sakykime, tikro ir paprasto, ir kad tai viskas įvyktų, pradėkim nuo sąvokų. Tai susipažinkim, kas yra ta strateginė sesija, kas tai, kaip terminas, gal kažką mokslas sako apie tai. Pradedam nuo šito klausimo. Gerai, iš ties, aš šiaip dažnai juokauju, gal pasakysiu taip, dažnai juokauju sesijose, sakydamas, kad galiu neužsičiaupdamas kalbėti 2 dienas. Taip. Ir tu dažniausiai esi tas žmogus, kuris sako, pertraukit, sustabdykit, jeigu bus klausimas, nes iš tiesų galiu kalbėti ilgai. Savokos, strateginė sesija ir strategija, turbūt 2 savokas šitoje vietoje reikėtų paliesti. Tai jeigu kalbėti apie strateginę sesiją, bandymų įvardinti, kas yra strateginė sesija, yra daug. Bet taip, jeigu paprastai sakant, kas yra strateginė sesija, tai yra tam tikro formato susirinkimas, kuriame žmonės, dažnai vadovai arba įmonėje dirbantis tam tikras kompetencijas turintis žmonės, atsitraukia nuo savo kasdienių rūpesčių, kasdienių darbų ir susikoncentruoja tik į strategiją. Ir tokio tipo susirinkimuose, strategija yra užrašoma, nustatoma, ji gali būti koreguojama ir ji gali būti, matuojama. Tai kaip mums pavyko, reiškia, tą strategiją įgyvendinti. Kita vertus, jeigu žiūrėsim į strategiją, kas yra strategija, tai čia yra labai įdomi diskusija tarp praktikų. Iš tikrųjų, teko ne vieną pasisakymą girdėti iš konsultantų ir dažnai taip yra sakoma, kad strategija tai yra tarsi organizacijos žaidimo planas, kurį susikuria organizacija, siekdama savo tikslų. Kaip tuos tikslus pasieks? Ir čia turbūt verta pasakyti tai, kad per pastaruosius 60 metų yra labai daug bandymų išgryninti savoką strategijos, kas yra strategija ir kur strategija atsiranda bendrai strateginiam valdyme organizacijų. Man priimtiniausia savoka yra ta, sakant, kad strategija tai yra sąmoningas ir protingas tikslų formulavimas ir veiksmų bei resursų nukreipimas tos strategijos įgyvendinimui arba tų tikslų įgyvendinimui. Ir čia yra keli labai svarbus dalykai. Tai pirmas dalykas – protingi ir sąmoningi tikslai. Tai reiškia, kad jie nenukrenta mums ant galvos, kažkaip tai neatsiranda iš nieko, mes protingai ir sąmoningai juos pasirenkam arba suformuluojam. O kita vertus, kad neužtenka tik užrašyti strategijos, kaip, žinai, kad mes matom tą pavyzdį stalčiaus, taip vadinamos strategijos, kada strategija yra tiesiog formaliai užrašyta ir ji yra stalčiuje, tai, nepakanka tik tai užrašyti, suformuluoti jos, ją reikia ir įgyvendinti, reikia pasirinkti veiksmus, veiksmų planus ir nukreipti organizacijoje egzistuojančius resursus į tos strategijos ar tų tikslų įgyvendinimą. Tai turbūt, taip apibendrinčiau šitos 2 dalykus. Labai pakankamai, taip sakykime, išsamei atsakei ir jau šiek tiek užsiminiai apie tai, kokiose srityse strateginė sesija gali būti ypač vertinga ir naudinga. Ar išskirtum? Gal taip sakysiu, ką matau praktikoje šiaip, dirbdamas su įmonėm ir gal žvelgiant iš tos perspektyvos, kur organizuojam strateginės sesijos arba kur jos nutinka.
Tai viena perspektyva tai labai aiški pačios organizacijos santykis su strateginiu valdymu arba strategijos nustatymu. Tai faktas, kad mes dažnai kalbėdami apie strateginę sesiją kalbam apie organizacijos strategijos nustatymą kaip vieną iš strateginio valdymo tokių objektų. Tai žinoma, kad šitoje vietoje, neišvengsim dažnai be strateginės sesijos. Kita vertus, taip žiūrint iš šitos perspektyvos, aš žiūrėčiau ir į organizacinę struktūrą. Tai versle, biznyje, organizacijoje yra padaliniai, dideli padaliniai dažnai, jeigu ta veikla yra kompleksinė, didelė veikla, yra daug daugiau ką veikti su strateginėmis sesijomis. Tai ne tik organizacijos strategiją nustatant, bet ir, sakykime, taip, departamentų lygyje ar netgi skyrių lygyje galima dirbti su strateginėmis sesijomis, jau įgyvendinant tos strategijos ar nustatant padalinio ribų strateginius klausimus. Kita vertus, jeigu taip grįšim prie pačių savokų, tai strategijos savoka sako, kad tai yra sąmoningai, protingai suformuluoti, pasirinkti tikslai ir veiksmų bei resursų nukreipimas jiems įgyvendinti. Tai čia atsiranda tikslų objektas, kur dar galim naudoti strateginės sesijas kaip vertingą reiškinį. Tai žinoma, ne tik strateguojant ir keliant tikslus, siekiant pasinaudoti rinkoje egzistuojančiom galimybėm ar išplėsti pačią veiklą, bet ir žvelgiant į organizacijų vidą per tikslų ir problemų perspektyvą. Ir čia puikiai žinai, kad klientai mums sako, mums reikia, reiškiasi, viduje susitvarkyti su organizacija, nes mes per 3 metus augom, nesikeitė procesai, bet atsirado naujų klientų, atsirado naujų projektų, padaugėjo žmonių ir dabar mes patiriam organizacijos viduje kažkokias tai neefektyvumo, neproduktyvumo, nevaldymo problemas. Tai va čia žiūrint iš tos problematikos arba jau konkretaus kažkokio tai užmanimo strateginės sesijos, taip pat, strategija, strateginė sesija ir tų žmonių, kurie susirenka strateguoti, vertė kuriasi būtent tiems konkretiems klausimams spręsti. Tai sakyčiau, taip pat reikėtų žvelgti iš 2 perspektyvų. Organizacijos santykis su strategija ir tada tikslai arba problematika, ten, kur reikia strateginių gerai apgalvotų sprendimų. Taip galbūt sakyčiau. Pameni, turėjom pokalbį mes su potencialiu klientu, kuriam labai reikėjo susidėlioti taškus ant į, dirbo gaisrų gesinimo principų, vis krūva pasiteisinimų, priežasčių atidėti strateginę sesiją, nors pats kreipėsi į mus, kad jam jos reikia. Tai komanda nepilna, tai dabar pats sezono įkarštis. Toks atidėliojimas tarsi, ar ne? Tai tavo nuomonė, pasakyk iš patirties, tai tinkama arba netinkama, laikas, nelaikas. Kada jau, sakykime, laikas tą daryti ir kaip, sakykime, kaip pamatyti tą raudoną lemputę užsidegusią ar ne organizacijos vadovams, o gal ir patiems darbuotojams, ar ne, kada tas būtų jau tas toksai, kad jau viskas, jau be to mes tolyn nejudėsim. Tinkamas laikas sėsti strateguoti. Teisingai? Taip. Taip sakysiu, ką aš matau. Daug organizacijų strateguoja nuolatos dirba su strategija. Ir kada klientai kreipiasi, jie taip ir sako. Mes dažniausiai ir klausiam, sakom, tai kam jums reikia tos strateginės sesijos, ką jie norite pasiekti. Ir įmonės vadas, vadovas ar akcininkas sako, mes dirbam su strategija, mes praeitais metais esame nusistatę strategiją, ar ten prieš 3 metus nusistatę strategiją ir mes dirbam, matom, kad mes įgyvendinam tuos tikslus, kuriuos tuo metu išsikėlėm ir dabar ateina laikas planuoti ateinančius metus, 3 metus ar 5 metus. Visai neprisenai, praeitą savaitę mes turėjom pokalbį su organizacija, kuri taip besikurianti, šviežia, nauja rinkoje organizacija, jie dirbo keletą metų, susiformavę tokią pradinę, pirminę strategiją ir dabar yra tas laikas, kada vadovai, akcininkai nori susėsti ir suformuoti, nustatyti strategiją ateinančiam laikui. Kita vertus, tai, čia sakyčiau, kad yra pats tinkamiausias priėjimas. Nuolatos tiesiog dirbti tuo klausimu ir nuolatos bent kartą metuose prisėsti, pastrateguoti, žiūrint į savo organizaciją. Kita vertus, įmonėse nutinka problemų,
susiduriam su problemomis tada, kada jos ne tik aiškiai matosi, bet tada, kada jos yra dėsningos. Na, pavyzdžiui, mums ten nepavyksta konkuruoti rinkoje, muštis su konkurentais. Mums nepavyksta išvystyti paslaugos arba tas paslaugos, sakykime, taip, krenta pardavimai, krenta pajamos ar kažkas taip panašaus. Mes viduje organizaciją turim kažkokią tai ar kažkokias tai tendencingas problemas, kurias reikia išspręsti ir vat tas tendencijas atradus, vėlgi laikas būtų prisėsti ir pastrateguoti, protingai prieiti prie tų sprendimų, tikslų, veiksmų ir resursų nukreipimo šito klausimu. Tai čia daugiau tokia strateginės sesijos užmanimas ir strategijos užmanimas, daugiau sutvarkyti problemas. Ir trečiasis atvejis, tai ką tu ir sakai, gaisrų gesinimo principas. Tai tada, kada iš ties būna tų įvairiose sesijose ir mokymų sesijose dažnai juokaudamas klausia, tai sakau, kiek to gaisrų gesinimo principo pas jūs veikloje yra ir visiškai ne per seniausiai, prieš 2 dienas auditorija pradėjo juoktis ir sako, pas mus mes tiesiog neišeinam, neišlipame iš to gaisrų gesinimo principo, nes pas mus labai daug gaisrų ir mes tuos gaisrus gesinam. Tai šitoje vietoje, turbūt sakysiu taip, kad nėra kur atidėlioti, matyti, jeigu pirmo atveju dar galima atidėti ar kažkaip tai turim to laisvumo, antru atveju galbūt reikėtų jau sėsti ir tartis tarpusavį, ką mes darysim su tomis problemomis, tai šituo atveju, jau kaip ir nėra kur trauktis, reikia sustoti ir pastrateguoti, įvertinti esamą situaciją ir pasižiūrėti ne kaip problemas išspręsti, nes gesindami gaisrus mes mokam jas sutvarkyti, bet daugiau kaip užtikrinti prevenciją ateičiai, kad tos pačios problemos ir tie patys gaisrai, jie nesikartotų. Tai sakyčiau, tokie 3 galbūt situacijos ar 3 laikotarpiai, kada siūlyčiau prisėsti ir pastrateguoti. Taip. Okay. Dar noriu pasidalinti vieną mūsų patirtim, mūsų tokia darbinė. Irgi kalbėjom su potencialiu klientu apie strateginę sesiją jo organizacijoje. Lygiai taip pat pats pasikreipė, lyg ir užčiuopė, kad reikia, bet pokalbio metu paaiškėjo, jis tiesą pasakius taip išsireiškė, kad nelabai užčiuopiu aš čia vertės. Lyg ir reikia, bet lyg vertės nesuprantu. Tai pasidalink, tai kokia yra strateginės sesijos vertė organizacijai? Gerai, taip sakysiu, gal pirmas dalykas, ką tikrai verta pasakyti, kad nereikia, jeigu nereikia. Čia aš kaip moderatorius, reiškia, tų sesijų, aš galbūt ir taip populiariai turėčiau sakyti, kad ne, kiekviena organizacija turi turėti strateginę sesiją, čia būtinai jos reikia, ateikite pas mane ir mes, reiškia, ją nustatysim ir dirbsim su tą strategiją. Nereikia, jeigu nereikia. Yra organizacijų, kurios dirba ir be strategijos, ir be strateginių sesijų. Turim pavyzdžių. Taip, yra tokių pavyzdžių ir tikrai, ir tada viskas gerai. Ir dažnai, bent jau mano patirtie, kas pasitaikė, ką tenka pastebėti, tai kad tam verslui, tam bizniui, tai įmoniai, dažnai būna nedidelės netgi įmonės, dažniau galbūt nedidelės įmonės, bet joms vadovauja savininkas, akcininkas, kuris turi įžvalgumą, kuris yra puikus verslininkas ir dažnai jo ir tokio lyderystės, sakykime, savybių ir gebėjimo įkvėpti, užkurti, užburti organizaciją. Puikiausiai pakanka tam, kad nereikėtų sėsti strateguoti. Tai tikrai nenoriu pasakyti, kad čia dabar visoms organizacijoms būtinai reikia. Ne. Aš sakyčiau taip, kad strategijai ir strateginėms sesijoms turi ateiti laikas. Tiesa. Kilti poreikis. Ar teisingai suprantu, kad mes dažnai naudojam posakį, ar ne, kad pradėtum gydytis, turi suvokti, kad sergi. Žinoma. Tai čia apie tą patį, ar ne, tik tais šiek tiek, sakykime, kitais terminais ir kitam kontekste, ar ne, bet irgi būtent, tai net nereikia ieškoti jokios nei vertės, nei dar kažko, tu turi pats suprasti, kad tau to reikia. Žinoma, ir tai yra pirmas žingsnis, tai žinot, kad tau reikia, nes jeigu nereikia, nepadės. Taip gavosi. Taip. Kita vertus, žinai, ne kartais, šitoj vietoj, gal sakysiu, kad labai dažnai girdžiu vadovus, jų diskusijas, kalbant apie darbuotojus, įmonės vadovus, akcininkus,
apie visą organizaciją, sakant, ką padaryti, kad jie norėtų, ką padaryti, kad juos užnorint. Reiškia, absoliuti klasika. Kad norėtų, kad įsitrauktų, kad prisimtų atsakomybę, reiškia, ir vat kaip čia dabar padaryti. Ir visada yra vienas iš paprasčiausių atsakymų, kuris žinoma vienas galimų, bet toks paprastas ir pigus, sakant, įtraukit žmonės į sprendimų priėmimo procesą. Įgalinkit. Taip. Na tai vat ir gaunasi taip, kad strateginė sesija yra tas reiškinys, kada susėda vadovai, susėda įmonės akcininkai, įmonės vadovas ir visi kartu priiminėja sprendimus, tuos, kurie yra svarbus visai organizacijai. Aš kartais pajuokauju, sakydamas, kad čia jūs ne namais žaidžiate, čia jūs sprendžiate iš principo organizacijos ateinančių metų likimą ir 3 metų likimą. Ir tai yra įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą. Aiškumas, apibrėžtumas, labai svarbus dalykas. Tada, kada įmonė sako, mūsų darbuotojai sako, kad reikia vizijos, reikia krypties, ar netgi tie patys vadovai, turėjom ne per seniausiai atvejį, kad įmonės savininkas, akcininkas sako, mano komanda kalba, kad jiems reikia vizijos. Ir jam pakako įžvalgumo, jam pakako išminties pasikreipti arba ieškoti sprendimo strateginiai sesijai. Tai tas aiškumas ir vizija šitoj vietoj dar viena iš verčių. Ir galiausiai vieną dalyką noriu paminėti, tai sprendimų priėmimo kokybė. Aš netikiu vieno žmogaus strategiją arba vieno žmogaus sprendimu. Na, jis nebus toks kokybiškas kaip atskiras, skirtingas kompetencijas turinčių žmonių bendras darbas, konsensusas. Ir strateginiai klausimai organizacijoje vienaip ar kitaip dažnai jiems spręsti ir reikia tų atskirų padalinių, atskirų verslo sričių atstovų, kaip taisyklė tai bus vadovai reprezentuojantis tas sritis ir jų vienas sprendimas, kuris yra konsensusas, mano patirtyje visada būna daug kokybiškesnis negu vieno žmogaus sprendimas ir vieno žmogaus strategija. Labai daug papasakojai, labai išsiplėtėm. Tai turiu dar vieną ir paskutinį klausimą, kurį norėčiau visai pabaigai tau užduoti. Tai kur dar naudoji tuos pačius strateginės sesijos principus ir ar jie gali būti naudojami mokymuose? Aha, taip gaunas, kad naudoju. Iš tiesų, mokymų sesijose aš pradžiai dažniausiai ir pristatau kaip lektorius ir moderatorius. Tai ypatingai tose sesijose, kuriuose dirbam su vadovais, dažnai tai yra vadovai vadovaujantis 5, 7, 10 ar net 20 metų. Ir tai reiškia, kad žmonių nereikia mokinti. Aš apskritai taip jautriai žiūriu pakankamai į mokinimą žmonių. Tai aš kaip lektorius, taip aš atsinešu vadybos teorijas, vadybos instrumentus, kurie būtų pritaikyti pagal grupės poreikį ir padėtų spręsti vieną ar kitą vadovavimo situaciją. Ir tada mes žaidžiam su lapais, žaidžiam su karpiniais, žaidžiam su Lego kaladėlėmis, žaidžiam su įvairiausiamis kortelėmis, tam, kad įvertinti esamą vadovavimo situaciją tame skyriuje, su tuo vadovu, su tuo kolektyvu, tame versle, pasižiūrėtumėm, kokios apskritai galimos strategijos iš tos teorijos perspektyvos ir to instrumentų perspektyvos. Tada siekiam atsakyti klausimą, kaip aš galiu pritaikyti, panaudoti tą sprendimą ir kaip konkrečiai tą padarysiu. Tai žvelgiant iš šitos pusės, tai viena vertus tai labai susiję su strateginės sesijos eiga, nes iš principo labai panašus dalykai, nors instrumentai, patys metodai, jie gali skirtis, žinoma, pačioje eigoje. Bet taip yra ir su strateginėmis sesijomis. Kita vertus, tokiu būdu, ką matau, kad mes ir pasiekėm tą teorijos ir praktikos santykį, kada yra teorijos 30 ar 20 netgi procentų tiek, kiek reikia tam, kad galėtumėm praktiškai išbandyti ir nusistatyti mums svarbius dalykus savo situacijoje. Kita vertus, tada 70 ar 80 procentų praktikos, kur mes kaip suaugę žmonės, iš principo geriausiai ir mokomės, tai naudodami tą medžiagą, naudodami tą informaciją. Tai taip gaunas, kad net ir mokymo sesijos taip pat naudoja tos pačius instrumentus. Taip. Na ką, mūsų laikas jau šiandien į pabaigą. Kolega, į pabaigą. Mes tiek pasiruošėm klausimų atsakymų žiūrovams. Ir sekantį kartą mes kalbėsime apie strateginės sesijos planavimą bei kaip tinkamai jai pasiruošti. O mes jums su Andrium linkim strateginės drausmės ir iki kitų kartų. Ačiū labai. Viso.